Protmūšis. Labiausiai patinka gera atmosfera, good vibes, kaip sakant. Kaip sužinojau apie protmūšį, mano kolega protmūšį dalyvauja. Apie tai papasakoju, susidomėjau, atvažiavau pažiūrėti pirmiausia kaip svečias. Patiko. Kaip pirmą kartą išgirdote apie protmūšį? Pakviečiau Mantą vest Norvegijos lietuvių jaunimo sąjungos organizuojamą protmūšį. Pakviečiau Mantą būti vedėju. Prieš kiek metų tai buvo kada? Prieš 6-7 metus. Ir Mantas buvo vedėjas ir buvo fantastiškas vakaras. Ir kaip puikiai užsikabino ir dabar jau 8 sezonas. Galiu užnekėt? Apie protmūšį sužinojau iš tikrųjų labai seniai, dar tada, kai pati atvažiavau čia per 6 metus, jau žinojau, kad jisai čia vyksta, nes sekiau vietinės grupės. Tai paskui tiesiog pasikvietė draugai ir pažįstami, o šiaip ar taip man tas niekada nestinga reklamos ir šito klausimu yra labai šaunuolis. Oi, apie protmūšį seniai labai žinau. Mes su Mantu dar eidom į Toastmasters ambasadoje ir po to jis pradėjo vesti šitos protmūšius. Esu buvus kažkada pačioj pradžioj, paskui kažkada šiais metais ir dabar jau turim savo komandą pagaliau. Žiauriai geras renginys. Vienas paskutinis klausimas šio vakaro. Kas labiausiai patinka renginyje, kodėl visą laiką grįžtat? Patinka, kad yra proga susitikti su daug pažįstamų asmenų. Tai tokia kaip susitikimo arena. Labiausiai patinka kartu su komanda atsakinėti klausimus, nes toksai jaučiasi tikrai tas komandos dvasia, azartiškumas, tai labai smagu išspręsti klausimus kartu. Stebiu organizacijų veiklą daugiau negu 12 metų ir Osle. Yra vienintelis tęstinis renginys, kuris yra 8 metus. Nėra nei vieno kito renginio, kuris būtų 8 metus iš eilės. Nėra nei vienos organizacijos, nei vieno renginio. Tai yra unikalumas. Mantas išlaiko kokybę, gerina ir išlaiko tęstinumą. Nereali atmosfera. Labai gera, bent jau man asmeniškai, labai gera kalbėti lietuviškai. Aš labai to pasilgstu, žiauriai to pasilgstu. Ir tai yra vienas iš dalykų, kuris primena tėvynę, kurios kartais tikrai labai trūksta. Nu ką, ėjom, pažingsniavom ir Giedriuką pagavom prie stalo sėdinti. Sakom, kai klausimus neatsakinėja. Labas, Giedriau. Labas. Ar yra buvę, kad susiradot naujų pažinčių? Kai dažnai susitinki su tais pačiais žmonėm, yra su kuo susidraugauja, jeigu tai kaip ir yra daug tų pačių, su kuo susibendravę, bet tuo pačiu vienas kitas prisijungia ir naujas, ir dalyvis žaidėjas, tai taip. O čia nauja draugė? Čia nauja dalyvė. Nauja dalyvė. Kaip jums įspūdis pirmas šio vakaro? Daug prisijuokiau. Patiko? Dar grįšit? Grįšiu. Kokioje komandoje buvote? Pavadinimas geras. Vilties kurjeriai, mes juokiamės, kad ne vilties kurjeriai. Norim paklausti, ar skanus yra protmūšyje alus? Atmosfera, tai kad mes esame visi kartu, tai kad mes visi kalbame lietuviškai ir tai kad mes jaučiamės šiek tiek išskirtiniai būdami tarp norvegų ir turime tokią progą tam. Aš manau, kad tas apjungimo jausmas yra labai geras dalykas. Taip yra skanaus. Labukas dar kartą. Labas vakaras, labas. Matome. Mes čia dviese. Bus abi galima, ne? Galima būtų vardinti iš tikrųjų, kiek čia tam protmūšy yra visokių privalumų. Čia galima ir antrą pusę susirasti. Šiandien esu apakus, ant kiek šaunus ir draugiškus žmonės mane supa. Taip, atsirado, kadangi komandos nariai tampa draugais. Tai yra normalu. Kas labiausiai patinka, nes pastebėjau, kad ne pirmą kartą ateinat, beveik kiekviename protmūšyje esat. Tai tikrai galiu pasakyti, yra pats linksmiausias, pats intelektualiausias renginys, kuris vyksta lietuvių kalba Osle. Ir ko gero vienintelis toks. Jo, ir vienintelis toks, teisingai. Mūsų komandai galbūt norėtųsi daugiau sunkesnių klausimų. Kad, kaip čia pasakyti dabar, kad konkurentai labiau atkristų. Matau, šiandien laimėjot prizą. Tai kaip vertinat šiandienos protmūšį? Patiko? Labai patiko. Sunkus buvo klausimai? Visokių iš tikrųjų buvo tokių, kur
lengvų klausimų išbraukėm, ta prasme turėjom atsakymą, bet galvom, kad bus suktesnis klausimas, negu buvo iš tikrųjų. Kaip išgirdot apie protmūšį ir kodėl pasirinkot atvykti? Šiaip Justas galėtų čia papasakoti. Einam pas Justą. Nu tikrai, mes čia turim žiauriai fainą bendruomenę, kurią sukūrė Mantas Simaitis. Smagu, apjungia, noris grįžti. Ai, paprastai Facebook'e pamatėm ir tiesiog sugalvojom dalyvauti ir tiek. Čia buvo jūsų pirmas kartas ir įdomu labai, ar po šito renginio galvoja dar kartą ateiti? Verta? Manom, gera atmosfera, maloniai praleidom laiką. Ir nustebom iš tikrųjų rezultatų, kad visai nebuvom gale, nes kaip pirmą kartą, tai manau gerą rezultatą visai pademonstravom. Ir ar nėra tokio įspūdžio, kad per video, ką matėt Facebook'o puslapyje, nebuvo taip, kaip iš tikrųjų jaučiasi realybėje ta atmosfera? Taip pat. Tikrai jaukiai ir smagiai praleidom laiką. Norim paklausti, kas labiausiai įsimena grįžus iš protmūšio, ką parsinešat, kokią emociją? Labai geras paskutinis žodis - emocija. Iš tikrųjų emocija ir svarbu dalyvauti, labai faina sutikti žmonės, pažįstamus, apkabinti, paklausti, kaip sekasi. Manyčiau, čia tikriausiai vienintelė vieta Norvegijoje visoje, kur gali sutikti tiek daug lietuvių vienoje vietoje. Tas labai tikrai džiugina, bet norėtųsi, kad lietuviai būtų šiek tiek darnesni ir ateitų į renginius, kuriuos organizuoja lietuvių bendruomenės įvairiuose miestuose. O aš gal irgi pridėsiu Elenai, kad aš tai jaučiu visą laiką, kai ateinu čia tokią nuotaiką, pakilėjimą, azartą, truputėlį sportinį užsidegimą iš visų komandos narių. Ir taip pat ir jau kai ateini su komanda, kad toksai interesas laimėti, nes ir aplinka tokia Manto parenkama kaip sportas, toksai iš dalies proto sportas. Tai dalyvauti, svarbu dalyvauti, taip. Girdėjau, dalyvauti. Kas čia vyksta? Išgertuvės vyksta. Praleidau tik tai vienintelį žaidimą. Gera nuotaika, nuostabus vedėjas ir žaidimas tęsiasi 8 metai, tai laukiam 10. Smagu sutikti iš tikrųjų daug pažįstamų veidų, nes mes asmeniškai jau 7 metus Norvegijoje, tai galiu drąsiai sakyti, kad vos ne pusę esančių čia pažįstam. Sveikinam su gimtadieniu. Girdėjot, netgi gimtadienį švenčia protmūšį. Žmonės, kurie ieško savo artimo, savo pažįstamo ir nori linksmai praleisti laiką. Aš manau, kad tai yra žiauriai geras dalykas, mūsų apjungiantis ir leidžiantis šiek tiek atsipalaiduoti. Ir nepasimiršti, iš kur mes esam kilę. Viskas patinka ir kažkam 8 sezonas, kažkam 1 sezonas, bet manau, kad bus tų sezonų dar daug. Visus labai kviečiu sudalyvauti šitam renginį ir pamatyti, kas tas protų mūšis Norvegijai.